Šiandien Vilniaus universiteto teisės fakultete yra suburta profesionali dėstytojų ir administracijos komanda. Tai ryškios asmenybės turinčios daugiametę praktiką Lietuvos teisės institucijose ir svarų autoritetą visuomenėje. Dabartinis branduolys, tas tikrai, ant kurių pečių, manyčiau, laikosi visas šiandieninis fakultetas, jie jau turėjo galimybę užsienyje pastudijuoti, ne mėnesį, ne du. Dabar ta kaip tik karta yra aktyvioji ir vadovauja visam fakultetui. Tai iš tikrųjų galim pasakyti, kad šiandien mūsų fakultetas yra turbūt jauniausias fakultetas iš vis Lietuvoje, kai prieš jūs sėdintis dekanas jau yra vos ne prie senukų. Tai iš tikrųjų vidutinis amžius mūsų yra šiandien personalo 35-40 metų. Tai tas buvo ilgai eita prie to ir, sakykime, tos kartų kaitos taip gražiai, natūraliai išėjo, bet šiandien turime pakankamai neblogą rezultatą. Šiandien Vilniaus universiteto teisės fakultete dėstoma ne tik nacionalinė, bet taip pat tarptautinė ir ES teisė bei kitų šalių teisinės sistemos. Pamažu kaupėsi ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto mokslininkų indėlis į Europos teisės istoriją. Mokslinė kryptis pagrindinė, kuri yra vystoma Vilniaus universiteto teisės fakultete, tai yra šiuo metu ES teisinės sistemos tyrimai ir Lietuvos teisinės sistemos pritaikymas prie ES teisinės sistemos. Dabar esame tam tikroje stadijoje, kada taip pat reikia įvertinti naujai ir teisinį palikimą ir ieškoti europinių šaknų mūsų teisinėje sistemoje. Ir tas vyksta, taigi įvairių sričių teisės mokslininkai gali surasti savo darbą. Šiuo metu Vilniaus universiteto teisės fakulteto branduolys tai 8 profesoriai per 80 doktorantų, iš viso dirba per 90 pedagogų. Šiandien pasakėm, kad katedra tai yra profesorius iš esmės ir jo komanda. Ir tada mes gaunam labai aišku atsakingą žmogų už visą veiklą. Yra konkretus profesorius, kuris konkrečiai atsako už tai, kad jo žmonės, kuris jis pats pasirinko į savo komandą, vykdytų atitinkamai tam tikrą ir mokslinį, ir studijų, ir visas kitas veiklas. Tai manau, kad tai yra kol kas dar tik kelio pradžia, sakykime, bet tai yra ta perspektyva, į kurią turime eiti. Vilniaus universiteto teisės fakultetas bendradarbiauja su žymiausiais Europos ir pasaulio teisės universitetais, su kuriais užmegztos dvišalės sutartys. Vilniaus universiteto teisės fakultetas priklauso Tarptautiniai Europos teisės fakultetų asociacijai.